Dabar trumpai pakalbėkim. Visų pirma, kadangi aš esu Feniksas ir atgimiau ir kilau ir degiau ir miriau daugybę kartų, tai darau labai greit dabar. Pirma. Antra. Aš rami, nes aš žinau, kad padariau viską, ką galėjau, padariau daugiau nei neįmanoma, kasdien dariau daugiau nei neįmanoma, stebuklus ir taip toliau. Taigi, toliau. Viskas Dievo rankose. Ką daro kiti yra ne mano atsakomybė, o jų atsakomybė. Ką aš dabar galiu padaryti dėl vaiko, aš padariau. Aš galiu tapti stipri, pailsėti ir kilti į kovą. Daugiau nieko. Dėl vaiko turiu būti stipri, pailsėjusi, atsigavusi ir pasiruošusi viską. Tai ir darau. Nusiprausiau, užsiplovau galvą, užsidėjau kaukę ir galvą ir taip. Ir tuo metu darysiu taip darau. Ko laukiu, kol nusiplauti. Taigi, ką aš norėjau pasakyti? Galit nesidžiaugti, nepavyko, nesižudau, negeriu, nesnarkašinu, esu viena. Ir visuomet buvau viena ir su manim yra tik Dievas. Ir tikėjimas, kad Eidenui bus gerai. Jeigu Dievas taip leido, vadinasi tokia jo valia. Toliau. Tai yra viskas yra neteisėta. Visi adekvatų žmonės viską supranta, matė puikiai ir taip toliau. Daugiau ką pasakyti nežinau. Ai, žinau. Kadangi aš esu aš, tokių žmonių yra vienetai pasaulyje, aš nedarysiu, kaip jūs tikitės. Aš nedarysiu. Visų pirma, aš nepripažinsiu, kad aš bloga mama, nes aš esu mama verta medalių. Visą save atidaviau vaikui, kovojau, dariau neįmanoma, kasdien. Todėl aš nedarysiu, kaip jūs tikitės. Visų pirma, aš neįsiu jokius tėvystės kursus, nes tai būtų pripažinimas, kad aš bloga mama. Aš nesu bloga mama, jūs pirma įrodykit, kad aš bloga mama. Antra, kadangi aš viską padariau, viską neįmanoma padariau, dabar tikiuosi jau, kaip ten sakoma, jau čia Dievo rankose. Ir kitų. Visi, kurie stebėjo, matė viską ir nepadėjo, kai buvo metas, nei tvarkytis, nei niekaip kitaip. O dabar jau nori padėti, kai vaikas paimtas, tai ką aš galiu pasakyti, jau per vėlu. Ta prasme, ten kažką tvarkytis, kažkur nuvežti. Nuvežti reikėjo, kai vaikas buvo, ne dabar. Toliau. Aš čia kaip prausius tiek norėjau pasakyti ir dabar pamiršau, atsipalaidavau. Taip aš esu atsipalaidavus, nes aš esu visiškai rami dėl savo veiksmų. Mano sąžinė yra rami. Aš padariau, ką galėjau, daugiau aš esu bejėgė, kažką padaryti bejėgė. Aš nepripažįstu, kad aš esu bloga mama, jūs įrodykit, kokiu pagrindu aš turiu lankyti tos įgūdžių kursus, visų pirma, apie kuriuos čia kažkas šneka. Kita, nemokama teisinė pagalba yra bergždžias reikalas, aš su tuo esu susidūrusi. Kai bandžiau pristeisti vaiko išlaikymą, 3 mėnesius advokatas nieko nedarė, todėl turėjau samdytis ir sumokėti. Visi mato, visos institucijos, visi fondai, ten tie gelbėkim vaikus ir trampampam ir mato, kas vyksta, ką jį perėmė, žmonės nepasiruošę tokiam ligoniui. Jie nežino, ką su juo daryti. Medikai taip puikiai žino, kad tik aš žinau. Ir daugiau neturiu ką pasakyti. Visi viską mato, viskas jūsų sąžiniai. Daug žmonių sąžinės neturi, bet, nesvarbu. Ne mano bėdos. Visi viską matė, viską sekė, niekas neįsikišo, niekas nieko nedarė ir dabar niekas nieko nedaro, taip kad nebūtina kenkti, galima matyti ir turėti galimybės išgelbėti vaikutį ir to nepadaryti. Tai taip pat yra labai didelė karminė našta. Kaip ten? Karminė skola prieš Dievą. Čia ne mano bėdos, aš esu visiškai rami. Dėl savo veiksmų aš nieko nesigailiu, aš dariau, ką buvau priversta daryti, dariau, ką išmaniau, viena kovau prieš visą pasaulį už vaiką ir viskas. Tiesa mano pusėje, aš nieko nebijau. Aš matau, kad įstatymai neveikia, aš matau, kad yra pažeidžiami, kad jie laužami ir matau puikiai. Aš negaliu net prognozuoti, įsivaizduoti, kas bus toliau, nes įstatymai negalioja.
Vaiko teisės negalioja, neįgaliųjų teisės negalioja, mamų teisės negalioja, konstitucija negalioja, žmogaus Europo, kaip ten pala. Nu, žodžiu, niekas negalioja Lietuvoje. Niekas. Tarptautiniai statymai irgi negalioja. Patys matot. Nežadu tylėti. Nežadu. Jeigu aš tylėčiau, tai čia senai būtų viskas įvykę. Ir yra kaip yra. Sakyti, kad aš neadekvati nėra teisės ar psichologinės pagalbos, man reikėjo fizinės pagalbos, tiesiog elgtis įstatymiškai, žmoniškai, empatiškai ir taip toliau. Ir pas psichologą aš ėjau nuotolinės konsultacijas vasarą ir man priekaištų nebuvo. Taip kad čia jau pasilikit savo. Ir aš laikausi labai tvirtai, neapsakomai tvirtai, žodis nenusakoma, kaip aš laikausi tvirtai dėl savo vaiko. Apie ašaras ir panašiai nediskutuosiu. Jeigu verkčiau, būčiau nesveika, ta isterikė, palūžusi, neįgali pasirūpinti vaiku, jeigu aš neverkiu, aš jau man negaila. Nu, žodžiu, čia ką bedaryčiau, visuomet bus nesąmonės. Taip kad nežadu žudytis, gerti ir daryti, ko jūs tikitės. Nustebinsiu eilinį sykį. Tikiu stebuklais, tikiu Dievu, jeigu jau taip lemta, čia viskas aukštesnės, kaip ten, nu žodžiu. Jau nusima tą kaukę, mane užkniso tą kaukę. Žodžiu, jis įsiplaut galvą pabaigti, nusimsiu tą kaukę. Ir nežinau, ką aš darysiu. Padariau. Niekada taip ramiai nesiprausiau, nu tiksliau 7 metus beveik. Neįtempus ausų, nors dar girdžiu vaiką. Žodžių nėra. Žodžių apsakyti tam nėra, tai žodžiais neapsakoma. Jūs bandykit, toliau ten nesąmonės, bandykit. Aš jau permatau už tolą, kau kvepia. Ir viskas. Aš atėjau laužyti sistemą, perkrauti. Eidanas tam irgi atėjo. Jeigu tai tikiuosi kitų vaikučių gyvybės, išgelbės jo gyvybę. Kad daugiau taip nenutiktų. Kad mamas gautų pagalbą. Medikai dirbtų savo darbą, institucijos dirbtų savo darbą. Jeigu toks Dievo planas, ką aš galiu padaryti? Aš padariau daugiau nei įmanoma, kiekvieną dieną dariau daugiau nei įmanoma, viską dariau, kas neįmanoma. Stebuklus kūriau su Eidenu. Stebuklą. Kas bus, tas bus. Aš bejėgė. Darysiu, ką galiu ir viskas. Kaip minėjau, nežadu pripažinti, kad man reikia tėvystės kursų, visų pirma, kur pagrįsti įrodymai ir taip toliau. Tai būtų pasidavimas ir visas mano darbas nueitų veltui, vaikas vis tiek jau paimtas. Aš to neišvengiau ir dabar jau kelio atgal nebėra. Aš viską dariau tik dėl jo išsaugojimo, jo nebėra. Aš dabar neprognozuojama. Dievas neprognozuojamas. Tikrai neįsivaizduoju, kom tai baigsis. Tik aš žinau, kad turiu būti stipri, pailsėjusi, atsigavusi, pasiruošusi kovo dėl vaiko. Tai ir darysiu. Dievas viską mato. Dievas viską girdi. Visatos įstatymai galioja visiems. Kad ir kiek pinigų turi galios, tikė ir netikė. Akis už akį, dantis už dantį. Akis už akį, dantis už dantį. Vaikas už vaiką. Vaikas už vaiką. O toksai bejėgis angelas už 2-3 vaikus, nežinau. Už tai, kas brangiausia. Čia negrasinimas, čia realybė. Man nieko nebegaila. Nieko.